Labą vakarą, šį vėjuotą penktadienį vakarą susirinkę stebėti pirmos lygos, kurią remia to sport 9 turo Ustinovičius. Gražiai senelė suščiaus ekraną futbolininkai. Ustinovičius bandė atlikti perdavimą link Hernandė Menčius. Visgi su kamuoliu toliau lieka kauniečiai. Vyžinis prieš Ustinovičių. Ir laimi šią atvyko Ustinovičius ir su kamuoliu bus ekraniečiai. Mendešas. Kuodis dešinėjame krašte. Ir dar vienas perdavimas. Vieną Vėjas Pocius. Jisai geras smūgį atlieka Viktoras Okečiukų. Tačiau 16 metrų stovėjusio Edino Puikio. Ir Šonkevičius. Visiškai laisvas šis vidurio gynėjas buvo. Smarkiai nubausti ekraniečiams. Viskas kamuoliu šios komandos futbolininkai. Tačiau Sefulmio smūgis buvo lengvas Grobonį. Grinkus keičia atakos kryptį į kairę pusę. Vladislavas Malko gerai įsilieja į komandos puolimą. Šis ukrainietis. Nepavyksta Edinui Puikiui išpešti kažko grėsmingesnio. Deividas Dargužas, sekretariato teisėjas. Abiejų futbolininkų paskirtis yra panaši. Ir čia vos kauniečiai neišnaudojo 11 prieš 10 situacijos. Tačiau Jonas Vyžinis ir perėmė vairą dar kartą. Ir krenta pirmas įvartis. Ir džiaugiasi. Pirmoji armada net nuplyšta šios komandos. Palaikomas plakatas. Tiksliai nepastebėjau, kuris futbolininkas pelnė įvartį. Tikrai iš niekur. Tikrai. Pocius. Ir matau, jog Alikonis taip pat jau buvo baudos aikštelėje, tačiau pražanga buvo fiksuojama prieš Giedrių Kvedarą ir galbūt pagaliau gali švęsti pergalės poskonį. Po Edvardo Tamulevičiaus įvarčio per pridėtą laiką pavyksta